galima sakyti, kad aš buvau paprašytas sukurti šitą projektą. Pradžioje motociklizmo karjeros, kai tik tai pradėjau važinėti motociklais, ieškojau vietų, kur galėčiau pasitobulinti, kur galėčiau išmokti naujų dalykų arba galų galiai įsitikinti, kad aš teisingai darau tai, ką darau. Ir to pasekoje keletą kartų keliavau Indijoje. Indijoje keliavau su britų grupe, su žmonėmis, kurie buvo patyrę, daug važinėję po visą pasaulį. Ir pokalbių metu dažnai pasigirdavo motyvas, kad Europoje nėra vietų, kur galima būtų važinėti žvyrkeliais, miško keliais, kadangi daugelis tų kelių yra privatus žemės sklypai. Todėl iškyla iš karto mintis, kur galima būtų rasti vietą, kur galima būtų pasivažinėti visais tais paviršiais, be didesnių apribojimų. Ir aišku, aš taip spontaniškai, sakykime, pasiūliau, kad mūsų šalis Lietuva labai puikiai tiktų, nes mes turime labai daug įvairiausių kelių ir dėl visokių ten istorinių aplinkybių, sakykime, jie yra visi vieši, kuriais mes galim daugiau mažiau laisvai važinėti. Ir 19 metais aš pasikviečiau, kad atvažiuotų jie pasižiūrėti čia į vietą, į Vilnių. Mes turėjom kelių dienų kelionę apie Trakus, apie Vilnių, paskui nacionalinį parką važinėjom kartu. Jie buvo sužavėti tuo, ką pamatė, to, ką rado. Ir vienbalsiai buvo nuspręsta, kad būtų gerai steigti kompaniją ir kvies žmonės važinėtis Lietuvoje, būtent dėl to, kad čia yra tai, ko gana sunku rasti dabartinėje Europoje. Gal rytų Europoje, gal kažkur Rumunijoje, bet, sakykime, vakarų Europoje viso to nėra. Mes dalinamės viešais keliais su visa visuomenė ir turim gerbti aplinkinius. Tuo labiau kitas dalykas yra, kad jeigu kas nors atsitiktų, pas mus nėra taip, kad iš karto galėtume gauti pagalbą kur nors vidury miško ar grevy kažkokiam. Tai reiškia, mes turim visą laiką pagalvoti truputį kitų kampų. Ne kaip greičiau ar efektingiau įveikti kliūtį, o kaip saugiau. Saugumas yra svarbiausiai vietai. Mūsų pagrindinės būtų dvi kryptis. Tai viena, tai būtent tokie mokymai, įvedimai į važiavimus ir kitas įvadas į kelionių planavimą, kelionių organizavimą, nes tai irgi sėkminga kelionė labai priklauso nuo to, kaip jie yra pasiruošti iš anksčiau. Tai tiek techninė dalim, tiek planavimo, galų galiai net ir psichologiškai. Aš esu Raimondas. Aš esu Inga. Mes esame Rough Travel komanda.